Jus sveikina S+ skaitmeninė televizija. Norėdami įrašyti pasirinktą laidą su skaitmeninės televizijos imtuvu Entelbox, vykdykite instrukciją. Galimi 3 įrašymo metodai. Pirmas metodas – laiko rezervavimo įrašymas. Pirmas žingsnis – spauskite meniu mygtuką. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais pažymėtais rodiklėmis į šonus pasirinkite punktą Sistemos nustatymai. Sistemos nustatymo meniu mygtukais aukštyn žemyn pasirinkite punktą Taimerio valdymas. Antras žingsnis. Norėdami aktyvuoti naujus laikmačio nustatymus, spauskite žalią mygtuką. Laiko redagavimo režime pasirinkite įrašymo pradžios ir pabaigos laiką bei datą. Norėdami rezervuoti jūsų pasirinktą įrašymo grafiką, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką OK. Antras metodas – įvykio rezervavimo įrašymas. Pirmas žingsnis. Televizijos programos peržiūros meniu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuko EPG. EPG meniu pasirinkite programą, kurią norite peržiūrėti ir spauskite mygtuką OK. Mėlyna piktograma pažymėta programą jūs galėsite peržiūrėti nurodytų laiku. Antras žingsnis. Norėdami įrašyti pasirinktą programą, dar kartą paspauskite mygtuką OK. Jei programos piktograma pažymėta raudonu tašku, pasirinkta programa bus įrašyta nurodytų laiku. Jei nustatote įrašyti programą EPG meniu, ji automatiškai persikelia į Taimerio valdymo meniu. Trečias metodas – momentinis įrašymas. Pirmas žingsnis. Televizijos programos peržiūros meniu, norėdami pradėti įrašymą, spauskite įrašymo mygtuką. Antras žingsnis. Norėdami redaguoti įrašymo laiką, dar kartą spauskite įrašymo mygtuką. Įrašymo mygtuku galite reguliuoti, mažinti arba didinti įrašymo laiką iki 2 valandų. Ilgo laiko programos įrašymas. Norėdami įrašyti ilgesnį nei 2 valandų, tai yra didesnį nei 4 GB įrašą, bus sukuriamos papildomos įrašo bylos. Norėdami ištrinti papildomas įrašo bylas, reikės išorinę laikmeną prijungti prie kompiuterio, nes priedėlyje jos nėra matomos. Pauzė įrašymo metu. Pirmas žingsnis. Įrašymo metu norėdami sustabdyti tiesioginės transliacijos programą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Pauzė. Įrašas į jūsų laikmeną vyks toliau. Norėdami atnaujinti peržiūrą, dar kartą spauskite mygtuką Pauzė. Antras žingsnis. Norėdami įrašymo metu peržiūrėti įrašą, spauskite atkūrimo mygtuką. Paspaudus atkūrimo mygtuką, rodys atkūrimo juostą. Atkūrimo juostos metu nuotolinio valdymo pulto mygtukais pažymėtais rodiklėmis kairėn dešinėn galite peržiūrėti jau įrašytą dalį. Trečias žingsnis. Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite mygtuką Stabdyti. Norėdami peržiūrėti įrašytą bylą nuo pradžios, spauskite mygtuką Ankstesnė byla. Įrašo atkūrimas. Pirmas žingsnis. Norėdami peržiūrėti įrašą, spauskite mygtuką Grojaraštis. Grojaraščio meniu pasirinkite norimą programos įrašą ir paspauskite mygtuką OK įrašui atkurti. Antras žingsnis. Norėdami peržiūrėti pasirinktą programą, spauskite raudoną mygtuką. Norėdami ištrinti arba pervadinti įrašytą programą, spauskite mėlyną mygtuką. Štai ir viskas. Gerų įspūdžių linkime su S+ skaitmeninė televizija.